Vienas namuose. Klasika. Tikra šventinė klasika. Kiekvienais metais tas pats per tą patį. Artėja kalėdos ir milijonai žiūrovų vėl įsijungia televizorius, kad pamatytų Keviną, kuris netyčia lieka vienas namuose ir yra priverstas gintis nuo dviejų linksmų, bet visiškai nevykusių vagių. Nesvarbu, ar dabar 2001 ar 2026 metai, Vienas namuose vis dar yra tas filmas, kuriuo neįmanoma nesižavėti. Mano nuomonė, tik pirmos dvi dalys ir turi tikrą šios franšizės dvasią. Trečioji dalis visai nebloga, manau, bet tai jau visai kita istorija, kiti aktoriai ir nebe tas pats jausmas. Apie kitas dalis, kurios buvo sukurtas dar vėliau, geriau net nekalbėkime, nes atsiprašau, bet tai yra visiška nesąmonė. Aš asmeniškai tų filmų net nelaikau tikra šios franšizės dalimi. Todėl šiame vaizdo įraše papasakosiu būtent apie pirmąją filmo dalį, kaip ji buvo kūriama, kas vyko filmavimo aikštelėje ir kokios įdomios detalės liko už kadro. Jeigu šis vaizdo įrašas jums patiks, būtinai sukursiu atskirą tęsinį ir apie antrąją dalį Vienas namuose 2 pasiklydęs Niujorke. I made my family disappear. Kino paslaptys. Filmo galėjo ir nebūti dėl augančio biudžeto. Nors šiandien Vienas namuose atrodo kaip didelis ir brangus Holivudo filmas, iš pradžių jo kūrėjai turėjo labai ribotą biudžetą. Jonas Hughesas studijai Warner Bros. Buvo pažadėjęs, kad filmą pavyks sukurti už maždaug $10 milijonų. Tačiau pradėjus ruoštis filmavimams tapo aišku, kad pinigų reikės daugiau. Biudžetas vis augo, todėl Warner Bros. Pareikalavo sumažinti išlaidas. Kai kūrėjai nesutiko, studija nusprendė projektą apskritai sustabdyti. Jau atrodė, kad Vienas namuose filmas taip ir neišvys dienos šviesos, tačiau Jonas Hughesas tam buvo pasiruošęs. Dar prieš galutinį Warner Bros. Sprendimą jis slapta susitarė su kita studija, su Fox. Vos tik pirmoji studija atsisakė filmo, Fox iš karto perėmė projektą ir leido tęsti darbus. Galiausiai filmo biudžetas išaugo iki maždaug $18 milijonų. Tuo metu tai vis tiek nebuvo milžiniška suma, ypač žinant tai, kad filmas vėliau visame pasaulyje uždirbo daugiau nei $470 milijonų. Kitaip tariant, studija, kuri atsisakė filmo dėl kelių papildomų milijonų, prarado vieną sėkmingiausių to laikotarpio komedijų. Iš pradžių Kevinas turėjo būti paliktas namuose tyčia. Galutinėje filmo versijoje Kevinas, kaip visi prisimename, lieka namuose visiškai netyčia, ryte šeima skuba į oro uostą, visi pasimeta chaose ir berniuką tiesiog pamiršta. Tačiau viena iš ankstyvų istorijos idėjų buvo kur kas griežtesnė. Buvo svarstoma, kad tėvai Keviną namuose paliktų tyčia, kaip bausmę už blogą elgesį. Kitaip tariant, jis nebūtų pamirštas per atsitiktinumą, šeima sąmoningai išvyktų į kelionę be jo, norėdama pamokyti berniuką. Tačiau kūrėjai greitai suprato, kad tokia istorija žiūrovams būtų gerokai sunkiau patikėti. Tėvai atrodytų labai žiaurūs ir neatsakingi, todėl žiūrovams būtų sunku juos užjausti. Na ir be abejonės filmas prarastų dalį savo šiltos šeiminiškos nuotaikos. Todėl ši idėja buvo atmesta, o Kevino palikimas namuose tapo dideliu nesusipratimu. Taip istorija išliko linksma, na ir tėvai atrodė kaip žmonės, o ne kaip žvėrys. Joe Pesci filmavimo aikštelėje sąmoningai stengėsi per daug nebendrauti su Macaulay Culkinu. Aktorius norėjo, kad berniukas jį matytų ne kaip draugišką kolegą, o kaip iš tiesų piktą ir pavojingą žmogų. Pesci manė, kad išlaikytas atstumas padės berniukui natūraliau reaguoti scenose, kuriuose jo personažą Keviną persekioja vagys. Todėl tarp filmavimų jis vengė su juo juokauti, artimai bendrauti ar kurti draugišką ryšį. Toks metodas pasiteisino, bet šiek tiek per stipriai. Repetuojant sceną, kurioje Harry sugriebė Keviną ir grasino nukąsti jo pirštus, Joe Pesci iš tikrųjų netyčia įkando berniukui. Įkandimas buvo toks stiprus, kad aktoriui liko randas, kurį jis turi iki šiol. Pats Macaulay Culkinas pasakojo, kad po incidento Pesci iškart suprato, jog persistengė, nes iš tikrųjų ką tik įkando vaikui. Taigi, Joe Pesci, kuris vaidino filme Harry, grėsmingų atrodė ne tik filme, bet ir filmavimo metu. Surasti tinkamą namą buvo kur kas sunkiau, nei gali pasirodyti. McAllisterių šeimos namas tapo tokiu svarbiu filmo simboliu, kad šiandien Vienas namuose be jo būtų sunku net įsivaizduoti. Tačiau kūrėjai nepaėmė tiesiog pirmo pasitaikiusio gražaus namo. Režisierius Chrisas Columbas su komanda kelias savaitės važinėjo po Čikagos apylinkes ir ieškojo vietos, kuri ekrane atrodytų būtent taip, kaip jie įsivaizdavo. Namas turėjo būti ne tik didelis ir gražus, jis turėjo tikti visoms Kevino spąstų scenoms, turėti plačius laiptus, ilgus koridorius ir iš išorės būti lengvai atpažįstamas. Columbusas sakė, kad ieškojo namo, kuris vienu metu atrodytų ir jaukus, ir šiek tiek grėsmingas. Kitaip tariant, jame turėjo būti ir smagu likti vienam, tačiau ir tamsoje tas pats namas turėtų atrodyti visiškai bauginančiai.
Po kelių savaičių paieškų komanda rado Raudonų plytų namą Venetkos miestelėje netoli Čikagos, režisierius jį nufotografavo ir parodė filmo scenaristui bei prodiuseriui Jonui Hughesui. Pamatęs nuotraukas, Hughesas pasakė, kad būtent taip ir įsivaizdavo Makalsterių namus. Pats namas buvo tikras, jame tuo metu gyveno šeima, tačiau nėra visiškai teisinga sakyti, kad viduje apskritai niekas nebuvo filmuojama. Kai kurios scenos buvo nufilmuotos tikrame name, jų buvo nedaug, pavyzdžiui, prie pagrindinių laiptų, palėpėje, na ir dalyje pirmo aukšto. Vis dėlto didžiąją dalį vidaus scenų tikrasis namas buvo per ankštas, filmavimo komanda su kameromis ir apšvietimo įrangomis ten vos tilpo. Todėl daugelis mums pažįstamų kambarių buvo atkurti kaip dekoracijos apleistoje mokyklos sporto salėje. Ten kūrėjai galėjo padaryti kambarius erdvesnius, laisvai judinti kameras ir saugiau filmuoti sudėtingas scenas suspastas. Žiūrint filmą, skirtumų beveik neįmanoma pastebėti, nes dekoracijos buvo sukurtos pagal tikrojo namo išvaizdą. Po filmo pasirodymo namas tapo viena garsiausių kino vietų pasaulyje, iki šiol prie jo atvyksta daugybė gerbėjų, tačiau svarbu suprasti, kad tai nėra muziejus ar oficiali turistinė vieta. Tai privatus gyvenamasis namas, kuris 2025 metais buvo parduotas naujiems savininkams už $5,5 milijono. Turistai gali jį apžiūrėti tik iš gatvės. Keep the change, you filthy animal. Garsusis gangsterių filmas iš tikrųjų neegzistuoja. Na, tikriausiai visi prisimenate seną nespalvotą gangsterių filmą, kurį Kevinas žiūri per televizorių. Būtent iš jo skamba ta legendinė frazė "Gražą pasilik sau, purvinas gyvulį". Daugelį metų nemažai žiūrovų buvo įsitikinę, kad tai ištrauka iš tikro seno filmo, tačiau iš tiesų filmas Angels with Filthy Souls neegzistuoja. Visa scena buvo specialiai sukurta ir nufilmuota būtent filmui Vienas namuose. Kūrėjai pasistengė, kad ištrauka atrodytų kaip tikras senas gangsterių filmas, vaizdas buvo nespalvotas, aktoriai kalbėjo senam kinui būdingų stiliumi, o pati scena nufilmuota taip įtikinamai, kad daugybė žmonių net neabejojo jo autentiškumu. Bazo merginos nuotrauka iš tikrųjų buvo berniukas. Dar viena legendinė scena, kurioje Kevinas Bazo kambaryje randa jo merginos nuotrauką ir sako: "Bazai, tai tavo mergina? Fui." Mažai kas žino, tačiau nuotrauka iš tikrųjų buvo ne mergaitė. Kūrėjai nenorėjo fotografuoti tikros mergaitės ir vėliau filme šaipytis iš jos išvaizdos. Režisieriui Chrisui Columbusui tai pasirodė pernelyg žiauru, nes po filmo pasirodymo ta mergaitė galėjo tapti patyčių objektu. Todėl buvo rastas paprastesnis sprendimas. Filmo dailininko Dano Websterio sūnų aprengė mergaitiškais drabužiais, uždėjo peruką ir nufotografavo. Tarantulas ant Marvo veido buvo tikras. Na, mano viena mėgstamiausių scenų, kai Kevinas paleidžia Bazo tarantulą tiesiai Marvui ant veido. Žiūrint gali atrodyti, kad buvo panaudotas netikras voras ar kokie nors specialiai efektai, tačiau iš tikrųjų tarantulas buvo visiškai tikras. Marvą vaidinęs Danielis Sternas iš pradžių tikrai nebuvo sužavėtas mintimi, kad didžiulis gyvas voras ropos jam per veidą. Vis dėlto aktorius sutiko nufilmuoti sceną, tačiau kaip pasakojama tik vienu bandymu. Niekas nenorėjo šios akimirkos kartoti daugybę kartų. Svarbiausia tai, kad filmuojant Danielis Sternas iš tikrųjų nerėkė. Jis tik plačiai išsižiojo ir suvaidino panišką riksmą be garsų, nes garsus rėkimas galėjo išgąsdinti vorą ir padaryti jo elgesį nenuspėjamą. Tikrasis Marvo riksmas buvo įrašytas ir pridėtas vėliau montuojant filmą. Kevinas spąstų planą nupiešė pats Macaulay Culkinas. Prieš prasidedant Kevino ir vagių mūšį filme trumpai parodomas jo nupieštas namo planas. Jame pažymėta, kur ir kada ir kokie spąstai laukia Hario ir Marvo. Įkaitinta durų rankena, slidūs laiptai, krentantis daiktai ir kitos Kevino paruoštos staigmenos. Įdomu tai, kad šio piešinio nesukūrė jokie filmo dailininkai. Jį pats ranka nupiešė Kevino vaidinęs Macaulay Culkinas. Dėl to planas atrodo ne per daug tvarkingas ar profesionalus, o būtent toks, kokį galėtų nupiešti 8-metis berniukas. Fuellerį vaidino tikras Macaulay Culkino brolis. Mažai Kevino pusbrolį Fuellerį, kurį visi prisimename dėl didžiulių akinių ir nuolat geriamos Pepsi, vaidino ne šiaip su panašus vaikas. Tai buvo tikras jaunesnysis Macaulay Culkino brolis Kiranas. Filmavimo metu Kiranui buvo 7 metai, o Vienas namuose tapo pirmuoju jo vaidmeniu kine. Įdomu tai, kad būdamas toks mažas jis net nelabai ir suprato viso filmo siužeto. Vėliau aktorius pasakojo, jog filmavimo metu net nežinojo, kad pagrindinis filmo veikėjas yra jo brolis. Jis tiesiog atvykdavo į aikštelę, išgerdavo Pepsi, pasakydavo savo tekstą ir keliaudavo namo. Šiam kartui tiek. Jeigu sužinojote ką nors naujo, nepamirškite pamėgti šio vaizdo įrašo bei prenumeruoti kanalą. Ačiū, kad žiūrėjote.